Labą vakarą. Atmečiau kvietimą, nes jau suprantu, kad jūs norit kelti. Taip. Nors yra tai buvęs toksai atvejis, kai atvažiuoja du motociklai, taip atsistoja, aš taip priplaukinėju, du vyrukai taip tarpusai šnekas ir paskui vienas iš jų, tik nesakyk, kad tu mūsų atplaukė. Nu ne, sakau, žinai, laisvalaikį leidžiu. Variniai pirmin atgal, ne? Yra tokia keista labai tendencija. Kokia? Pas mane paskutiniai klientai būna visada praktiškai, nu labai dažnai vocai. Geras. Nežinau kodėl. Nes sklinda gandai, kad yra labai gražus kelias ir faina čionais. Tai mes irgi taip sugalvojom, žinai, kad va. Pirmas kartas. Jo. Bet ten yra biški žvėriuko, žinot turbūt. Aš esu iš anos pusės davažiavęs iki Žvyro ir sakiau, nebevažiuosiu toliau. Iš šitos pusės kažkaip normaliai, tik tau važiuojam. Aš vežiau Baidarės, tai jis, kai su busu, tai jisai man visai geras buvo. Ne? Tos tarkos yra, tos tarkutės, bet ne visas kelias. Okay. Toks neblogas iš tiesų. Tai pirmas kartas, tai reikia dėlioti, kaip čia tas agregatas plaukia. Jo, aš sakiau, kad yra variklis. Ne, aš čia pradžioj galvojau, kad lynas pats tampa pirmin atgal, ne? Ne, jis kabo tiesiog. Čia nuo srovės. Jo. Čia tokia, sukuriu kažkokią iliuziją, supranti, kai keltas lyg tai juda, plaukia, o tas daiktas sukasi. Ir visi, kas atvažiuoja pirmą sykį, blemba, reiškia, jeigu sukasi, kažkas tai vyksta čia, žinai. O iš tiesų, tai va šita kartis tai yra vairas, čia dvi mentis yra tie pelekai. Ir aš dabar iš lėto plaukiu, bet, nu, kadangi jų pramoga, va, jeigu aš pasuksiu, tėkmė mus suka, mus tiesiog suka šitą tėkmę, nes stumia va šitas vanduo. Ir ko šitas kampas statesnis, tuo tas keltas lekia greičiau. O va taip jį lyginu ir jisai tas kampas va lyginas ir tas srovė vos įkabina tik tai. Ir mes plaukiam iš lėto. Geras išradimas, eiktų savo. Ne elektros, nieko nereikia. Tvarus daiktas, klausyk, čia siekia 21 amžiuje, o anot istorikų tai yra sugalvota Egipte, faraonų laikų technologija. Geras. Bet tai jūs čia ir gyvenat ir... Va čia va ir sodybė. Ir jūs galite atvažiuoti, jeigu kada sugalvosit su mergikėm ar su kompanija. Aš turiu Baidarės ir čia ir kur miegoti. Geras, gerai. Nes aš jau praeitais metais girdėjau, nu ir va, daug kas šneka, kad daug kas keliasi, daug kas važinėja šituo keliu ir... Čia yra viena blogybė visam šitam, čia jeigu jūs esate iš Vilniaus pusės, tai čia fantastiškas maršrutas būtų, nes tas kelias nuo Kazokiškių iki Žaslių yra superinio grožio. Ten kalnas po... Iš vienos pusės, sakau, važiavom ir labai patiko, žinai. Iki čia tai nebuvom dar davažiavę. Ir atrodo ir priekį varmo. Žuvis vaikšto, žvejys žvejoja, bet čia būna kiaulystė paprastai. Tai didesni laivai čia plaukia, ar ne? Čia iš vis neplaukia. Čia tokia siekiamybė yra, pažiūrėta farvaterį, bet Neris turi labai daug rievų akmeninių, tų akmenų pilna. Ir tai kainuoja išvalyti. Tai, nu, svaigsta, kad padarys vandens kelią, tada neliks to kelio, už tai, kad trosas negalės kabėti. Nes laivai tai jie aukšti, tai...
Eina, ir daug kas važinėja, ta prasme, per dieną taip ir varinėjai. Ne, čia praktiškai pagrindinis veiksmas vyksta šeštadienį, sekmadienį. Nu, švenčių dienos iškenta. Buvo tos mindauginės buvo šiokiadienis ir žolinės buvo ketvirtadienį. Tai per išeiginės tas atvažiuoja. O taip, nu, iš tų, kur nuolatiniai klientai, nu, kurie ne dėl pramogos. Nuolatinių tokių kaip iš vis ir nėra. Nuolatiniai tai galiu įvardinti vieną kaimyną, Vilnietis, ir va čia va sodyba, čia mūsų kaime, žinai, tai čia patogiausia, žinai, tai dažniausiai atvažiuoja. Tai tie, kas turi sodybas ar Zūbiškis, va čia kažkur tai šalia. Toliau kategorija klientų yra ūkininkai. Kaišiadoryse kombainų dalis, traktorių dalis, ten visų, nu, ten daug kas prekiauja. Tai kada Širvintų rajonas ir ne tik subyra, tai varo tada į Kaišiadorys, nes ten laikas pinigai važiuoja. Tai vat jie iš tų, paskui dar iš tų 20% ką atveda navigacija. Ir yra dar viena grupė, nepatikėsit. Mes susimato, dar dvi grupės yra. Viena reiškia tų klientų, kurie atvažiuoja per vėlines vieną kart metuose, pasisveikint, bet tai jau čia eilę metų, čia visą gyvenimą. Nu, iki kitų metų, iki kitų, žinai. Ir dar viena kategorija yra pavasarinė, žinai. Tai tie, kurie perka, čia Žaslių paukštynas yra, ir labai gerus viščiukus augina. Pavasarį atvažiuoja, nusiperka viščiukų ir taip kiekvienais metais. Tai va, viščiukų pirkėjai. Viskas. O kiti dėl pramogos. Eik, savo, čia ir fainai dalykai. Nu, jis su savo istorija, 90 metų kitą metą šitai perkė. O tą visą nesąmonę pradėjo mano senelis su draugu, dviese akcininkai, 35 metais. Ir patys taip susikonstravo viską? Jo, paėmė paskolą 3000 litų, laivus padarė, valtis padarė Jonavoje, Jonavoje buvo 2 keltai ir tas savininkas turėjo, reiškia, salių cechą, kur sulipdė tuos laivelius. Nu, tie laiveliai ten įspūdingo dydžio, šitie metaliniai nuo 78, o reiškia 2 metrai pločio ant 9 jų gabaritų. O tie mediniai buvo 3 metrai plotis ant 10 metrų ilgio. Keliamoji gale nenormaliai buvo. Laza autobusą kėlė, įsivaizduok. Čia sovietmečiu. Nu, jis sunkus tas lazas, 10 tonų, bet, nu, susilažino ir perkėlė. Dėl lažybų. Geras. Kiek skolingi mes esame už tą? Motociklas 5 pinigiukus, tai yra būdų 5 pinigiukus vienas ir kitas. Pas mane 5, arba 10 lygiai turiu. Geras. Dėkui jums širdingai. Tai fainai. Va 4. Daugiau netilps. Ačiū Vyrukai už palaikymą, ačiū, kad atvažiavo. Ačiū, kad jūs, kada dar atplaukėt, mes galvom, čia, žinai, lauksim dar kažko, žinai, kur... Man čia buvo, pampersų reikėjo vakar į popietę, žinai, sėdaus toj pusėje ant suolo, žinai, su šortais telefonas, durkšt į vandenį. Ai, o čia tai pravalas. Tai būdėjimo režime tenai prasidėjo ir šiandien visą pusdienį, kol žmona neatvežė kitą kortelę, išėmė ir... O anksčiau buvo kaip, pro langą matėsi ta prieplauka ir nebuvo šitų pušynų, sužėlusi matėsi visas kelias. Tai triubo, jeigu būni, tai visą laiką pasižiūri, o jeigu kažkur įlendi kažką daryti, tai vis epizodiškai pažiūri, nieko nėra. Tai net iki paranojos keltą ištraukė, keltas čia žiemą praleidžia čia, žinai, jau keltas krante, tu virtuvėje eini, žinai, pro langą pasilenki, lemba keltas krante, net jau sakau, paranoja buvo. O tai su kuo keltą ištraukėt? Traktorių atvažiuoja, čia mano rėmėjas yra va šitas va. Nu, viena iš įmonių čia jo, jis turi ten keliais daugiau užsijama prūdais, visokiais turi techniką, nu, sunkia, čia reikia masės, 15-18 tonų atvaro traktorių su frezu, bet jie nejaučia, o taip tie ūkininkų traktoriukai, jie pupsi čia, žinai, neištraukia, nes tas lentas sudėdi čia viskas iš pagrindo, viskas įserdavo. A, išsiserdai, ne? Jo, atkabini nuo troso iškeltą, va šitaip va pasukai. Ten kelto priekis, nu tai kaip ir laivas, va šitą turi tą. Ir tada kiši pakatus ir per tos pakatus traktorius traukia. Čia tonažas, čia 12 tonų plus tai raiškos.